Pasižiūrim, kas laukia Vėžių gruodžio mėnesį. Kas laukia Vėžių šiais metais. Povas. Atkreipkite dėmesį į puikybę. Savo ar kitų. Žvakė. Jums bus parodytas kelias. Jūs būsite išvesti iš kažkur. Gal jaučiatės užstrigę? Ar pakliuvę į kokį labirintą? Gerai, pasižiūrim, kodėl šios kortos iškrito Vėžiams, apie ką čia eina kalba. Taip, 8 monetos. Stiprybė. Paskutinysis teismas. Septynios monetos. Magas. Mėnulis. Gali būti, jums gali atrodyti, kad jūsų manifestacija neveikia ir jūs tarsi einate atgal. Nuo 8 monetų iki 7 monetų. Ir jūsų situacijoje kažkodėl tiks laikas. Nes yra paskutinysis teismas, kada svarbu yra laikas ir kodėl Vėžiai mato šitą žinutę. Taip, jums atrodo iš tikrųjų, kad esate tarsi įkalintas, pakabintas situacijoje, tačiau taip nėra. Ir jūs einate į naują pradžią ir jūs pamatysite, kad iš tikrųjų taip nėra, jūs nesate įkalintas. Ir čia žvakė irgi sako, kad būsite išvestas iš to labirinto ir iškrito Saulė ir kvailys, Saulė veda. Ir patarimas yra nepasikelti. Išsprendus šitą situaciją, išėjus iš to labirinto, nepasikelti, per daug neišsipūsti kaip imperatoriai ir išlaikyti tą tokį kuklumo tą tokį aspektą. Vertinti, džiaugtis, didžiuotis tą dovaną, kurią gavote. Nevertinti to kaip savaime suprantamo kažkokio dalyko. Ir nueiti, tarkim, be dėkingumo.
nepamiršti padėkoti. Nepasikelti. Iš tikrųjų, monetų karalienė yra ožiaragio korta ir ožiaragiai dažnai turi tą tokį arogancijos aspektą. Labai, va, čia irgi nupiešta tokia tarsi galva užrietus ponia. Ir žodžiu, nereikia pamiršti, kad visatoje veikia dėsniai ir tas pasipūtimas yra kaip testas. Patikrinti jūsų išmintį, kiek esate nuolankus ir kiek nepasijusite Dievu ir kad tam tikra sėkmė tarsi atėjo tik tai jūsų rankomis. Nebe aukštesnės jėgos pagalbos. Žodžiu, kvietimas yra išlaikyti dėkingumą ir nepamiršti, kad nesate Dievas, o esate žmogus su tam tikrom silpnybėm ir tas silpnybės reikia vertinti atsakingai, nenaiviai, nevaikiškai, taip, nevaikiškai, o brandžiai vertinti. Tai va, tai žodžiu, džiaugiuosi iš tikrųjų, Vėžiai, jums gruodis geras yra, tikrai geras. Teisingumas, viskas teisingai, viskas karma jūsų gera, bet esmė ta, kad, žodžiu, neužrieskite nosies, kai pasieksite kažkokią pergalę. Išeisite iš to labirinto, tai neįsivaizduokite, kad vieni be kitų pagalbos tą padarėte. Tai gero gruodžio ir iki.